Spalio 1 dieną Akmeninėje įvyko parapijos globėjos Šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaidai. Mišias aukojo klebonas kunigas Raimondas Macidulskas. Homilijoje jis pristatė Šventosios Teresės biografiją ir ragina semtis iš jos įkvėpimo šventumo kelyje. Po šventų mišių šventė persikėlė į aikštę prie seniūnijos. Manau, kad šios dienos renginys atspindi svarbiausias mūsų vertybės. Kartu meldėmės šventųjų mišių metu, o tai parodo mūsų prisirišimą prie to, kas svarbiausia, prie bendruomeniškumo, prie tradicijų, noro saugoti papročius ir būti kartu. Renginio metu padėkos žodžiai ištarti gyventojams, padėjusiems sukurti Akmeninės seniūnijos kiemelį derliaus šventei, ūkininkams, kultūros darbuotojams ir kitiems aktyviems bendruomenės nariams. Atlaidų šventėje nepritrūko vaišių. Tuo pasirūpino Akmeninės, Kurmelionių, Žaltūnų, Peckelių ir Smagurių šeimininkės. Avienos šašlykas, lašiniai, rauginti agurkai, lietiniai su sūriu, traškus žagarėliai, ko tik nebuvo ant stalų. Renginio organizatoriai nepamiršo ir mažųjų seniūnijos gyventojų. Vaikai galėjo dūkti ant batuto, puošti veidus piešiniais, žaisti ir linksmintis, vaišintis vafliais arba cukraus vata. Žinoma, buvo ir koncertas. Artistinę šventės dalį pradėjo vokalinė grupė Gracioza. Jauniausios jo atlikėjos Kingos pasirodymas paruošė žiūrovus geros muzikos dozei. Publika nuoširdžiai plojo kiekvienai šios jaunatviškos ir veržlios grupės atliekamai dainai. Gražias liaudies melodijas pristatė ansamblis Eišiščanė. Dainininkai atliko Vilniaus krašto ir įvairių Lenkijos regionų dainas. Dažną kūrinį žiūrovai dainavo kartu su choru. Gerai rajono gyventojams pažįstama ir pamėgta grupė Art of Music dainavo autorinės dainas, o grupė Juduo populiarių dainų ir melodijų pynė. Taip nuotaikingai ir linksmai baigėsi tradicinė Akmeninės seniūnijos šventė, kurioje nepritrūko geros nuotaikos, skonių ir susitikimų.